Trenerės sveikinimai su pergale ir kiek žinau, tai yra paskutinės rungtynės, kuriuose jūs buvote vyriausioji trenerė, tai pakomentuokit, kokie pokyčiai laukia jau nuo rytojaus. Ačiū už sveikinimus, pokyčiai laukia laukti, ateina vietoj manęs į pirmą poziciją treneris Ženevičius ir viskas. Taip pat prisijungėte ir Daugilę Šarauskaitę, dabar jau Ūsės pavardė žinoma krepšininkė, kada būtų galima laukti jos jau aikštelėje? Nekomentuočiau, kada būtų galima laukti, įsivaizduoju, kad viskas priklausys nuo jos sveikatos, nuo kaip jinai atsistatys. Galim gal tikėtis ant karalienės taurės, bet aš įsivaizduoju, kad nieks jos neforsuos, kaip jinai jausis, kada jinai bus pasiruošus, tada ir įžengs į aikštę. Dalia, 4. kartą šį sezoną Kibirkštis pelnė 100 taškų. Koks yra ritualas komandoje pelnius 100 tašką, nes tu būtent jį ir pelniai? Ir ar tai prideda kažkokios papildomos motyvacijos, kad komanda pelno tą triženklį taškų skaičių? Kai sėda ant suolo ir matai, kad įmeta 100, tai tu toks, wow, nice, bet aš net nemačiau, kad ten jau bus 100. Ir aš įmečiau šitą po krepšį ir tipo toks jausmas, kad laimėjau pasaulio čempionatą buvo. Ir galvoju, kame čia prikolas ir žiūriu. Ne, iš esmės reikia kepti pyragą, o iš manęs kepėja tai tokia, kaip žinot, kaip baleto šokėja. Tai pernai dalyvavai Kamilės ir Saulės virtuvėlėje? Jo, žinoma, tai jos dabar labai liūdi, kad manęs ten nėra, bet aš būsiu gal kaip toks kviestinis svečias pas jas šiemet. Klausimas dabar šiek tiek vėl iš krepšinio. Žinome, kad keisis treneris, vietoj Sandros Linkevičienės bus Egidijus Ženevičius, taip pat pasipildys komanda Daugilė Ūsė. Kaip tu pati vertini tokius pokyčius ir kaip tai galėtų sustiprinti komandą? Na, kaip pasakyti, nedaug žodžiausių, bet pagyvensim, pamatysim. Treneri, nors ir pralaimėjo, bet turbūt labiausiai rūpimas klausimas yra, kaip dabar sveikata bus Godos ir Šeilos. Jo, šitas dalykas tai labiausiai neramina, nes realiai liko tik tais Dovilė viena, kuri įžaidinėja. Bet tikiuosi, kad Godai gal atrodo rimtesnė trauma. Šeila turėtų, man atrodo, iki pirmadienio atsigauti. O ką galite pasimti iš tokių rungtynių su stiprimesnėmis varžovėmis kaip Kibirkštis? Kaip visada, kiekvienas varžybos yra patirtis, ypač kaip varžovės taip agresyviai dengiasi, stengiamės daugiau, sakykime, tą komunikaciją didesnė, supratimas, kalbėjimas. Kaip sakiau merginam, reikia kalbėti, reikia padėti vieną kitai, kažkur surizikuoti, jeigu sunkiau apsiginti. Bet šiaip, eilinė patirtis. Šiandien Kamilė Žukaitė blikstelėjo pataikydama 3 tritaškius, ar tai jūs nors kiek nustebino, ar jūs esat pripratęs būtent tokį ir matyti? Taip, Kamilė žinojom nuo pat pradžių, kad yra snaiperė. Jauna žaidėja, tikrai perspektyvi. Su laiku duosim vis daugiau minučių. Reikėtų gal jai gynyboje daugiau įdėti tų pastangų, bet šiaip neblogas snaiperė. Migle, nors komandai rungtynės ir nesusiklostė, kiek pačiai tau prideda tavo artimųjų nuolatinis palaikymas, nesvarbu kuriame Lietuvos kampelyje? Man ir mano komandai tai labai daug duoda, labai esu dėkinga jiems, kad palaiko ir tikiuosi, kad palaikys ir visose kitose likusiose rungtynėse. Kaip manai, ko trūksta jaunai Panevėžio komandai, nors ir turite keletą patyrusių žaidėjų, kad galėtų kaip lyga su lygiomis kautis su tokiamis komandomis kaip Kibirkštis? Mums dabar trūksta, gal nežinau, tos ištvermės, nes labai daug rungtynių sukrito ir laukia dar tikrai sunkus mėnesio galas. Tiesiog trūksta tos ištvermės, šiandien maišėmės viena kitai. Tiesiog gal tos tokios, nežinau, kokybės žaidimo, o šiaip daugiau taip turim kovingumą, turim drąsą, turim metimus, tiesiog trūksta to išpildymo. Treneris minėjo, kad koncentracija vis tiek pagrinde bus rungtynės su Liepojos ekipa, tai ko gero ten bus jūsų tie kertiniai varžovai, kuriuos ir didžiausią akcentą deda. Mums ta komanda tikrai yra pajėgi, tad visom jėgom stengsimės jas nugalėti.